kaltinu jūs, nes man yra pasakyta esmė. Man paduos visas, aš kol sardau, anas žmogus mane paėdės, Mindaugas Aniulis, nes mane paėdė, bet dabar su normalų žmogų. Ir nuo to, kad tu kariausi, žinai, tai nieko neįspręs esmė. Nes mano dabar šeima, tarkim, dabar su Laima, dar aš buvau kalbėjausi, žinai, nes kažką dieną buvau prieš važiuojant į Vilnių, žinai. Jinai yra, kad, tarkim, rimtai pasiruošus sportuoti, tarkim, tas žemės, nes jiems patiems kaip pinigų reikia, žinai. Tai esmė, kad tu kažką ten skūsi, darysi, žinai, tai tau niekas tas nepadės, žinai. O kaip tik dabar, kai aš stojom koju, kai dirbu, žinai, darau viskas, tarkim, buvo man pirkta šopa, žinai. O tu dėl ko tu sakai, ką dar girdė, jeigu ką, nebijai prokuratūros? Man tai... Nebijau, nes, Ramulis Sincevičius mane gina. Jau yra visas pranešta, žinai, tai aš jau nebijau nieko. Tai va, nes aš nieko nusikaltimo nepadariau, supranti, kad aš ėmiau butelį pasiskolinau pinigus. Aš nusikaltimo jokio nepadariau, supranti. Ne, nu tai suprantu, bet tai matai, čia žinai, kas būtų tada. Būtų čia didžiausia valakita, nu tu ten eitum į tą prokuratūrą, ten pradėtum tą, bet tai raštai, tai yra, nu ką tu vis tiek, ką tu su raštai? Nu kas, kad raštas tu esu skolingas, vekslis. Ne, nu tai teisingai, nu tu esi, net, iš tikrųjų, iš tau taip paėmus, aišku, ten žinai, gali daug ką, bet tu iš vienos pusės tu esi neteisus, teisingai. Dėl ko pusės neteisus? Nu tai kai, nu dėl ko tu pasakęs, kada kas, taip, kaip tą viską pasakęs, kada kai viską padarai, o dėl nedarai. Tai kaip padarysis, ne, jeigu man laiku pinigų nepaduoda, tai kaip jis esmė? Ne, nu aš suprantu tave puikiai, tai aš viską suprantu, kad tu neduoda tų pinigų niekas, bet tai žinai. Kai esu skolingas, taip aš parašiau esmė, aš žinau, esu skolingas. Čia visai normalu ir aišku, nes šiuo metu visi yra skolingi. Nes ne, dėl ko čia visi galvoja, kad kariautas, nes aš neturiu laiko kariautis, nes noriu atsistopam koją, padaryti kažką, o ne kariauti. Ne, tai aš irgi su tavim nesiruošiu kariauti, man irgi čia kariauti, čia žinai, kariauti, tai čia žinai. Čia jeigu Jeigu kariausiam bus pizda, aš pasakau, šiaip pagal kariavę vaidinęs, nes jau su visais žmonėmis aptartas, ne, visi bankas čia bandys grasinti, daryti, ne tik prokuratūrą, bet jau kiti žmonės informuoti, Sagiras informuotas, tas Sakėtas Kauno informuotas, Tindas žmogus, kuris pusę Kauno valdo, bet daug kas yra informuoti, blėdžiai, sakau, nejuokauti, kas tokia? Nesvarbu, esmė. Nu, aišku, nesvarbu čia, man.